kas dabar apskritai vyksta, kokia situacija rinkoje. Koks aplamai tas rinkos aktyvumas šiai dienai? Netgi ir tie patys notarai atostogauja. Smulkesniai statybininkai, jie nebeturi tiek užsakymų. Įdomu, kas bus dabar rugsėjį, kai visi grįž vėl atgal. Ką žinau, kažkaip nusipirkau ir šiaip turėlį aš labai džiaugiuosi, kad nusipirkau, nes tai atrodo tiesiog buvo labai geras sprendimas ir viskas. Bet šiaip tavo kitas sprendimas, manau, rizikingesnis buvo, kur neseniai pirkiniai turėjai. Tai va, aš ir nesupratau. Tai ne per karą, tai jisai... Pačiam palūko. Tai dabar vyksta karas. Radom miške. Pats krita. Man atrodo, tavo prokurorai dabar skambins, sakys. Man tai galit patikslintas detalės, kaip ten kas buvo. Bet jūs nejaučiat, mes kažkaip čia išsiliejam šitą laidoje dabar, ne? Seniai buvom susitikę. Tai kažkai nesąmonė. Tai ką, sveiki visi? Labas. Spėjai? Spėjau. Ką, vasara, ne? Karšta? Ne karšta. Ne? Dėl to ir filmuojam, nes ne karšta. Nu jo, biški galėtų karščiau būti. Tai ką, senai neleidom laidos, podcast'o, grįžtam po kiek? Po 2 mėnesių realiai, ne? Beveik. Tokią padarysim trumpą apžvalgą, įžvalgas. 50 minučių. Jo, 50, tvarkyk labai. Ačiū. Tai pasidarysim tokią apžvalgą, žodžiu, galbūt apšviesim jūs, kas dabar apskritai vyksta, kokia situacija rinkoje. Mes tai realiai dirbam, kiekvieną dieną rodom apžiūras, kalbame su pirkėjais, su pardavėjais, matom realią tą situaciją, matom situaciją, ką šneka apžvalgininkai. Ką mūsų kolegos mini, ką šneka ir ką pirkėjai, pardavėjai šneka. Ir mūsų klientam ir žiūrovom turbūt įdomu, koks aplamai tas rinkos aktyvumas šiai dienai. Tai, nežinau, aš bent jau taip pasakyčiau, kad... Palauk, aš tave sustabdysiu. Nesakyk, koks rinkos aktyvumas. Tegul žiūrovai pirmiausia paspaudžia... Balsavimo darom. Paspaudžia like mygtuką. Subscribinkit mūsų kanalą, palaikinkit šitą video, kad pamatytų daugiau ir išgirstų. Ir šiaip kokį rinkos aktyvumą jaučia Justas. Paskutinį video, tai labai ačiū, kas palaikino. Tikrai gausiausiai buvo laikų ir peržiūrų ir sudomėjimo ta mūsų temos laukia. Tai... Apie mokesčius palauk buvo? Nepamenu. Gali būti, nes šiaip daug klausimų. Tai turėjom ir daug klausimų, ir skambučių, ir e-mailų, ir per... Ir komentarų, kad mes čia klaidinam, nusišnekam, tai pats nusišnekam. Tai va, tai einant, ta prasme, dėl rinkos aktyvumo. Tai gal ten reikėjo atsakyti, nežinau, ten kažką rašė. Nesvarbu, Justas jau pasakė, rezumavo ir viskas ten. Bet nenusišnekėjom, jeigu ką, tai pasigėlėkite dar labiau. Taip. Mokėkit mokesčius ir būsit saugus. Jo, tai kalbant dėl rinkos aktyvumo, tai aš praktiškai nematau skirtumų tarp pernai vasaros ir šios vasaros. Gal kažkiek mažiau aukcionų lyginant su pernai vasarą, nes irgi ten nuo objekto labai priklausydavo, būdavo, kad irgi objektas parsidavinėdavo mėnesį ir 2 pernai vasarą, pavyzdžiui, šiais metais ta situacija labai panaši. Irgi bangavimas kažkoks jaučiasi, kur vieną savaitę atrodo, tu telefoną vos nenamie gali palikti, kitą savaitę tu dirbi ten nuo 8 iki 8, 9 ir panašiai važinėja po tos apžiūros. Tai nežinau, pasidalinkit kaip pas jūs. Aš nežinau, aš pastebėjau vienintelį dalyką, kad daug kas atostogauja, tie patys, netgi ir tie patys notarai atostogauja, tai taip. Čia jau nėra lengva. Čia net ne naujiena, čia bet dabar taip ant karštųjų, ką žiūrint paskutinės savaitės, tai iš esmės vadybininkai išeina atostogų, vadinasi pirkėjam bankai užstringa, biški lėčiau viskas vyksta, notarai persikelia ir panašiai, tai daug spaudoje rašo, kad sandorių skaičius sumažėjęs ir panašiai, tai priežastis didelė ir yra dėl to, nes lėčiau ir bankai kreditus išduoda, ta prasme, taip, ilgiau visas procesas, nes, anksčiau pavykdo ten ir per savaitę susitarti ir panašiai, dabar paskutinius kelis sandorius turėjau, tai žmonės 3-4 savaitės laukia ten tų visų bankų sprendimų. Kodėl taip užsitęsia, nes vienas vadybininkas jau skaičiuoja viską, eina prie pabaigos, išeina atostogų, ateina kitas vadybininkas, vėl viskas iš naujo prasideda. Palieka viską kolegai, bet kolega irgi nebesuspėja su tais paliktais darbais. Kolegas pirma nesuinteresuotas to daryti. Tai pas mane tokie, sakau, gal 4 sandoriai, nežinau, vėl kas jau nuo birželio gal vidurio. Dar pridėkim ir tai, kad bankai vis
kritiškiau vertina klientų pajamas, Jo. tas irgi turi įtakos, reikalauja daugiau informacijos, ypač kas dirba ne su darbo sutartimi, o yra kitų pajamų, tai viskas gerokai ilgiau užtrunka. Taip. Nu tai va, tai jau nekalbu apie pačius pirkėjus, realiai. Ten vakar ta pati situacija, rodžiau namą, žmonės sako, mes kitas, gal ir viskas čia tvarkoj, bet mes už kelių dienų į Balį mėnesių išskrendam, sako, tai tokie kartais, sakau, dalykai yra, kur ir nuo pačių pirkėjų priklauso, dėl ko tas ir aktyvumas gal toks, kad, jis nieko, sakau, Bet, man žinai, bent jau nieko nekitoks nei pernai. Nereikia taip, žinai, aklai užsimerkti ir sakyti, kad čia tik tai dėl to, kad atostogavo visi, bet prisideda, aišku, dalis ir dėl to, kad Euriboras yra pakankamai pakilęs aukštai. Tai aš manau, tas irgi įtakoja tą visą srautą žmonių ir... Bet aš norėčiau skirti tą rinkos aktyvumą ir labai jaučiasi pagal objektus. Iš esmės, jeigu yra kažkur namas su dalinė apdaila, tai turbūt turi tikrai gerokai mažiau sudomėjimo. Jeigu yra butas gerais parametrais, geroj vietoj ir už teisingą kainą, tai jisai turi tikrai daug apžiūrų, sulaukia daug dėmesio ir pakankamai greitai parsiduoda šios dienos rinkai. Tai turbūt kuo didesnė suma, tuo tų pirkėjų yra kažkiek mažiau. Sklypai galėčiau pasakyti, kad labai sunkiai juda, kiek paskelbiu. Sklypai jo, bet jie turbūt jie visą laiką ilgiau jo. Kad labai jau ten judėtų, tų sklypų yra labai daug. Ir gal visokių parametrų, visokių pasirinkimų. Ir gal pastebėjau, visokie kotedžai dalinės apdailos sunkiau juda, nes daug prisištampavo. Bet kas dalinės bebūtų, kad ir būtai, ta prasme, tikrai nėra nes labai. Nes yra ir pristatyta ir daug ir nesąmonių. Ta pripažinkim, kur kažkas ant to pakilimo išgirdo, kad ten kaimyno draugo pusbrolis pastatė dvibutį, pardavė, pelnas kosminis, tai... Antras nemokamai gavas. Davai, aš irgi tą padarysiu, nusipirka sklypuką, stato ir va dabar pastatė ant dabartinę momentui. Savikaina gavosi pakankamai didelę, nes ten dar galbūt ir neprasikonkursavo normaliai tų rangovų, kažko nesuprato. Ir dabar bando parduoti už kainą, už kurią turbūt neįmanoma yra parduoti. Ir yra įstrigę. Tai... Greičiausiai ir pradėjo tas statybas nuo pernai vasaros to hypo viso. Tai čia buvo irgi on top tie visi kotedžai ir panašiai pradėjo statyti, visus metus statė, o dabar mato kokia... Bet ir statybų kainos jos tikrai labai stipriai iškilė ir kažkaip visi tikėjosi, kad čia su ko pašneku, pavyzdžiui, kas sodybą savo statosi, dar kažką, sako, jau turi pakristos kainos, čia tikrai kažkaip tai turėtų tai būti, bet nepakrenta ir kas mane labai nustebino, antro ketvirčio ar net tie BVP rezultatai, ten aišku, ten atskira tema, kaip sako, nereikia ten jais labai džiaugtis, bet kad statybos tai būmina, ta prasme, didžiausią indėlį į, kaip sakant... Žinai, aš kaip sakau, man tai visą laiką ta statistika yra labai jau... Mes žiūrime atgal į praeitį, iš esmės, ir ten, kaip pasakyt, kai buvo, tai buvo, galbūt buvo tų projektų, kur ten kažkas kažkur, žinai, užsibaigė ir taip toliau. Bet turbūt tie smulkesniai statybininkai šiaip labai jaučiasi, jeigu pardavinėjai, pavyzdžiui, sklypą, tikrai yra nemažai skambučių, tokių, kur, sveiki, žiūrėkit, mes čia rangovai, mes čia galim pastatyti namą, jūs ten mus galite rekomenduoti ir taip toliau klientam, kas pirktų tą sklypą. Ir tikrai yra daug tų skambučių, tai aš manau, kad yra tikimybės, kad ta statybų kaina kažkiek pasikoreguos, nes realiai... Bet tik tai per medžiagų kainą. Bet ir pagal darbų kainą, aš manyčiau, nes realiai tie smulkesniai statybininkai, jie nebeturi tiek užsakymai. Aš paprieštaraučiau. Turiu omenyje, žinai, yra turbūt gerų, kurie turi, ten metus į priekį, bet yra tikrai, sakau, kurie skambina ir jie, ieško. Nes aš žinau vienus, kurie stato namus, ten ir mūrinius, ir karkasinius, tai... Sako, renkam naujas brigadas, nes tiesiog yra darbų tikrai daug, ten fokusavosi į Skandinaviją, ten darbų sumažėjo, dabar čia fokusuojasi ir darbų turi labai daug. Ir sako, trūksta komandų, surinkinėjom naujas. Ir sako, matom, kad reikės ir algas po truputėlį kelt. Ten po eurą gal už kvadratą, ar kaip ten jie skaičiuoja, nežinau, bet kad prisitrauktų. Taip, kad prisitrauktų iš kažkur kitų, galbūt iš kitų komandų, kitų įmonių ir taip toliau. Tai
Tai rezimuojant, aktyvumas nėra, bent jau aš taip įvertinčiau, nėra kažkoks tragiškas, dramatiškas lyginant su pernai vasarą. Nu taip, faktas. Ten daug kas sako, kad tas sandorių skaičius sumažėjęs, bet visada vasara šiaip sumažėja, bet kokiu atveju ten ar lyginti ar praeitą, ar užpraeitą vasarą ir panašiai. Tai tas aktyvumas, aš manau, labai įdomu, kas bus dabar rugsėjai, kai visi grįž vėl atgal. Matom, koks aktyvumas dabar jau nuomos pačioje rinkoje yra. Nuomos sproginėja. Vėl sproginėja. Nuomos dabar pats laikotarpis yra, kur metai iš metų, rugpjūčio mėnuo yra. Jo, tai atrodo, kad nuomos rinkoje kas yra, viskas išsinuomoja. Jo, ir buvo vėl kaip ir pakritusios tos nuomos kainos, bet su rudeniu vėl grįžta, atrodo, tas kainos. Tik tai jo, kalbant dėl aplamai, čia jau biškelį kitą temą, dėl pačių pirkėjų pasiruošimo ir viso kito, tai aš labai pastebiu, kad pirkėjai nėra taip pasiruošę, kaip anksčiau būdavo pasiruošę, kad daleiskim žino savo galimybės pasiskolinti, arba, pavyzdžiui, taip neatsakingi tokie veiksmai, kaip, viskas ok, mes čia buvom kovo mėnesį bankė, nuo kovo palūkanos kelis kartus kilo ir jų galimybės tikėtina bus mažesnės pasiskolinti nei kovo mėnesį. Tai tas toksai gal. Ir po to jau, kai išsirenka būtą, tada dar pradeda čekintis dėl savo tų galimybių ir dar kas užsitęsia, bet aišku. Aš tai gal kažkaip kaip tik, čia žinai gali būti ir klientų tipas, kažkiek jo ratas, kai skiriasi. Nes aš tai, pavyzdžiui, matau, kad kaip ir pirkėjai pakankamai pasiruošę, bet jie yra labai neužtikrinti dėl savo tų galimybių. Ir aplamai dėl sprendimo, turbūt. Šiek tiek pergyvena, kad ir daiktas patinka. Čia, kad ir buvom prieš mėnesį mangę, gavom per tą laiką, susiradom objektą. Ir jie tą momentą, bet vis tiek, mes nežinom, ar čia viskas bus gerai, ar čia mums patvirtins tą finansavimą, Euriboras čia kyla ir taip toliau, bankai griežtina. Tai yra to tokio, sakykim, tų tokių baimių. Ir aišku, yra kita dalis, kurie iš vis, aš nežinau, ką jie veikia šitoje nekilnojamo turto rinkoje, pasakykim tiesiai šviesiai. Bet pavyzdys, aš pardavinėjau namą, nežinau, žmonės atvažiuoja, pasižiūri, po to tu kitą dieną su jais kalbėsi, tai jie žiūri namą, ten, sakykim, pietiniai miesto pusėje, žiūri Balsiuose, žiūri Riešiai, žiūri kažkur Pavilny, tai kur atrodo, tai visam Vilniui. Visam Vilniui, tai pagal kokius jūs kriterijus realiai renkatės. Jeigu ten nuo pietinės dalies iki Balsių yra ten turbūt 30 km koks skirtumas stumo, tai pagal ką. Tai toks jausmas, kad kiti yra visiškai pasimetę, nežinau, iš to didelio rašto išėję yra iš krašto, kažko laukia, ateina, pasižiūri, bet čia gal čia neskubėt, gal čia kainos koreguos ir kris. Tai tokie pirkėjai, aš nežinau, jie, kaip pasakyti, tu ir matai jų situaciją, kad jie nori pasigerinti sąlygas gyvenimo, tai čia nėra kažkoks tai verslui perkamas objektas, tarsi investicijai, bet jie delsia ir nesuprasi, ką jie veikia. Kitas momentas yra, kad anksčiau irgi būdavo tokių klientų, kur ten padarai 10 apžiūrų ir kokie 2, kur reikia savo turtą dar parduoti. Dabar iš 10 kokie 8 vos netokie, kur reikia jiem dar savo turtą parduoti. Tai nesakau, kad čia gerai ar blogai ta prasme, bet tikėtina, kad jeigu viskas ilgiau užtrunka, ilgesnė grandinėlė, aišku, galbūt ir pardavėjai matydami tą šiek tiek lėtesnę, vangesnę rinką irgi nestresuoja ir dažnas galbūt gali palaukti. Bet jeigu ir tokia pati situacija, kad jisai jau kažkur palikęs avansą ir turi savo parduoti, tai jau čia dar 3 ar 4 grandis, tikėtina, kad nesutiktų. Bet tų grandinėlių tikrai jau būna ir ilgų ir čia... Bet ypatingai dabar jos labai terminai išsitęstų, nes jeigu mes ten praeitą vasarą aukcionai būdavo ir ten padarai kelis atvirus... Nuo objekto vėl priklauso. Nuo objekto, bet, pavyzdžiui, ir nelikvidus gal objektai išeido, mėnesis duo. Dabar klausimas, kaip nelikvidus, tai tada jie iš vis į duobę nueina iš esmės. Tai... galbūt, nes šiaip pirkėjų srautas yra sumažėjęs, aš jaučiu. Aš jaučiu, kad nėra tų tokių, kaip anksčiau būdavo, kur žmonės pirdo 3, 4 būstą dar nuomai paleis, dar kažką, kur, paimsiu 2 paskolą, dar nuomai ten kokį butuką ir panašiai. Tie iš vis dingo tokie.
tų perikupčiukų atstatytojų irgi sumažėja yra, sakykim taip, nes mato, kad tos jau atsiperkamumo gal tokio nėra, tokios gražos nėra, tų labai daug yra atkritę. Tai iš esmės labai daug tokių likusių tik pagal poreikį. Kur konkrečiai reikia, jo. Konkrečiai reikia. 7 mėnesį laukėsi, reikia Taip, jau nupirkti reikia. kažką. Taip, su vyru išsiskyrė, reikia būtų. Tenai, nežinau, kažkas tenai vėlgi, kokia situacija pasikeitė vėl. Vaikam reikia būtų vėl ten atsiranda. Tai va tokie tik tai, kur grinai iš poreikio jau perka, arba, nu, dažniausiai jo. Bet jau visą laiką, bet kokiais laikais jo, manau, tai bus. Daugiau va šita grandis dabar pastebėjau, yra tų grandžių, kur... Yra ir investuotojų vis tiek. Yra, bet jų netiek daug. Savom lėšom dažniausiai jie yra, arba labai nedaug skolų. Keliais vystytojais pajūriai, kur stato, tai labai silpnai. Labai silpnai. Ne, tai pajūrys, tai faktas, aš tikiu. Bet pas juos ir būdavo, kad žmonės pirkdo 3, 4 ten būstą, pavyzdžiui, poilsiui, dar kažkam ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, pas juos, nu, atvirai sako, šikna šią vasarą, nes, nu, biški sustoja pas juos. Nu, aišku, vėlgi čia nuo tam tikro projekto. Aš turėjau kliento būtą, pardavinėjom Palangoj, tu Vilniui geram. Jo, tai per kolegą brokerį pardavinėjom. Tai aš nežinau, ten mėnuo laiko, bet realiai apžiūrų, kaip savaitgalis būdavo, taip žinai, atvažiuoja srautas ir ten po 3-4 apžiūros. Aš sakyčiau, kad jie, vat, ekonominė klasė, jeigu jos yra, turbūt yra vat, Palangoj, ten kokioje, ar ten Kunigiškėse, manau, kad jinai turėtų judėti, ypatingai ten iki kokio 100 PM, gal 1000 eurų. Bet yra daug tų, vat, kur po 5 už kvadratą, 6-7. Taip, tai šituo, tai aš manau. Taip, tai klausimas, kas ten tokius dabar įperka. Nu, aišku, yra. Ne, aišku, yra kas įperka. Tas, kas juos perka, tai jos ir įperka. Aš manau, kad jie tiesiog žiūri, kad būtų geras daiktas, geroje vietoje ir viskas. Čia kaip ir Vilniuje mes neišskirkim objektų, kur ten, žinai, kainuoja apie 1 milijoną, 1,5 milijono, kur yra, nu, kaip pasakyti, išskirtiniai objektai, nu, kuriuos žmonės perka, nes, nu, tu tokio daikto daugiau rinkoje nerasi, ta prasme, čia neperkunkim. Gerai, tai kalbant... Ne, tai prie to gal ryšant mes turėjome minti, ne, mes apie tavo būsimą naują būtą. Tiesiog, kadangi daug klientų stebi su nerimu palūkanas, su nerimu Wagneris, kur keliauja, kaip kas ir panašiai, tai galim pasidalinti turbūt patys, kokiu laikotarpiu aplamai rezervavomės butus, nusipirkom juos, ėmėm paskolas ir taip toliau. Tai pradėkim nuo rizikingiausio. Tai pas mane rizikas labai... Kur? Čigonų tabrė nusipirko būtų. Iš neiškaus vystyta čigonų tabrė. Ir dar avansą kešą jaučiu. Ne, pas mane rizikas, nu, rizika vienintelė buvo, kad ten buvo vokiečių kareivinės. Kad nepastatys. Kad vokiečių kareivinės ten buvo ir kad baisu. Rimtai ten buvo vokiečių kareivinės? Geras. Ten buvo vokiečių kareivinės, jas buvo visos nugriautos. Aš šiaip, kai atvažiavau, tai dar stovėjo seni pastatai ten. Ir jie buvo visi išgriauti ir buvo pastatyti nauji namai. O dabar nauji namai džiugina žmonės. Nu, taip ir džiugina, kad... Gal ne visus. Kad statybininkai net negyvi krenta, po to langais taigi rado žmogą, ne? Buvo atveju ir jokingų ten, aišku. Ai, tai vakar tu buvo įdingęs. Ne, ten spaudoje įdomių, aišku, dalykų buvo. Ne, aišku, ten tokiu atveju kaip tas, būtent buvo, tai čia prie bet kurio projekto gali pasitaikyti, bet, geriau nebūtų tokiu atveju. Yra buvę, bet aišku, jokingiausia, kai kiti darbininkai ištempia žmogų į gatvę ir pasako, kad radom miške. Pats krita. Man atrodo, tavo prokurorai dabar skambins, sakys, man tai galit patikslinti tas detalės, kaip ten kas buvo. Gerai, tai man tai tu kada rezervavai ir projektą gal galim įvardinti, esame jau minėję kažkelis kartus, bet galim turbūt pasipasakoti. Ne, tai aš rezervavau, dabar taip net nevasirašiau. Rezervavau. Tu panašiai kaip aš, man atrodo, rezervavai. Gal 2019 metais? Dabar galvoju, prieš COVID realiai. O COVIDas kada buvo? 20. 20 kovo 16. Tai tu 19 rezervavai. Tai jo, tai... Kaip tau statoma, atrodo, 4 metus, ne? Ne, primetinis. Jo, tai 19 metais jo buvo rezervacija. Ir įsikėlė kada? Ir įsikėliau po kokių 3-4 mėnesių. Ne, tu... Tu pats pradėjai. Ai, turiu mintį, jūs kalbat, kada notaras įvyko, ar kada... Tai, kada jau įsikėlė gyventi normaliai. Nu, tai prieš COVID iš esmės. Tai man atrodo...
Nu taip. Aš kažką kitaip prisimenu. Nu gerai. Jo, manau, kad prieš COVID, nes jis ten siuntė, kai terasai sėdi savo. Tai... Taip. Tai kai buvo prasidėjo COVID, bendrai gal jo. Taip. Nes... Tai tu gal, bet jums ilgai statė, ne? Statė tai ilgai. Tai jūs tada anksčiau rezervavote. Jis vienas pirmųjų rezervavo. Reiškia, rezervavo anksčiau, 18 gal. Taip. Tai rezervacija gal buvo 18-20 įsikėlėm ir tiek. Tai va, tai... Okay. Tai per tą laiką kokiu baimiu turėjai? Baimių. Rizikų kažko? Baimių jokių nebuvo realiai. Kad pastatys nebuvo, ne? Ai, čia kalbam tiesiog, kai projektų baimių, nu tai iš esmės žiūri vystytojas, nu realiai yra Situsas, tai jis vienas iš didesnių vis tiek vystytojų. Aišku, daug ten visokių atgarsių visi turi apie jį iš esmės, bet kaip ir aš manau apie kiekvieną vystytoją. Kiekvienas projektas neapsieina be skandalų, tai pas tavęs skandalų irgi buvo. Žmogaus iškritimas ir panašiai buvo skandalų. Prie nuotikų nebuvo prisijungę, man atrodo. Buvo budelė buvo pastatyta. Jo, tai buvo lauko tualetai. Jo, tai buvo tam tikrų dalykų, bet iš tikrųjų tokių baimių, aš nežinau, labai ir nebuvo tokių didelių. Ne, tai čia hiperbolizuoju, kad čia pas tai rizikingiausias, tai gal nebuvo. Tai ten pas jūs gal daugiau baimių buvo. Jo, tai aš apžiūrėjau, man tas beje pardavinėjo, įkišo, kaip sakant. Tai apžiūrėjom pas tave, man atrodo, balandžio mėnesį, ten po COVID mėnesį kokiam praėjus. Nu, COVID įkarštį. Ai, COVID, ne, grinai? Jo, ir tada, buvo pavasaris. Ir tuomet preliminarią pasirašym ten gal po savaitės kitos. Tai va, tai, irgi vystytojas nėra ten didelis ar ne, ir panašiai. Tai galų gale kažkaip tai... Atvirai kalbant, tai net nebuvo minčių per daug, gal, kad vat, būtent dabar jau reikia. Tai atsimenu, sužavėjo, aišku, ir kainos, ir planavimai kai kurių būtų, vieta, aišku. Ir tai va, tai COVID'as atrodo čia jau visi kaip sakant, skalambija, kad kainos kris ir čia nieko gero nebus. Čia tuo pačiu metu dar balandžio mėnesį buvo labai stipriai viskas sustoja, iš esmės visi pardavimai, nes ir to kontakto nebuvo, žinai, tai... Jo. Tai baimės pirk nebuvo? Kažkaip ne, užsimerkus taip pirkom, rezervavom o pastatė po metų pusantrų beveik. Tai va, tai nežinau, tai va tokius... Aišku, ant pačio galo baimės buvo, kad kažkaip lėčiau darbai atrodo pradėjo vykti ir pradėjo galvoti, kad jo leido statytojas pradėti įsirenginėti. Ir tada pradėjau galvoti, kad, čia tas vystytojas gal bankrutuos iš vis dar kažką. Nes įsirenginėjo dar be notarinės. Be notarinės pradėjau įsirenginėti ir po to sustabdžiau darbus, nes mačiau, kad kažkas gali galbūt nutikti ir gal net tų notarinių neįvyks. Nors kiti pačio statytojo pardavimo vadybininkai tai agitavo, kad čia baigtų, čia viskas gerai ir panašiai. Aišku, logiškai mąstant, tai projektas jau prie pabaigos, kaip ir nebuvo logikos jiems neužbaigti ir nepasirašinėti notarinių, pasimti kitų pinigų. Bet gausi taip, kad po notarinės, praėjus kokiem 1,5-2 mėnesiam, pranešė, kad statytojas bankrutuoja ir tiek. Tai reikėjo dar, netgi atsimenu, ant šildymo nuo kvadrato ten prisimesti. Malkas tu ten nešeinė, man atrodo, į butą. Ne, prisimesti po gal 15 eurų nuo kvadrato ir panašiai. Bet dabar jau šiuo metu įkūrinėjama bendrija yra tam projekte. Pirmininkas bus? Ne, Kęstutis, mūsų kolega. Ai, bus pirmininkas? Jo, jisai pirmininkas. Okay. Tai mūsų kolego beje ten labai daug nusipirkė yra, ten turbūt ant vienos rankos pirštų nesuskaičiuotumėm, kiek ten jų gyvena, kiek yra mano kaimynų. Ir visi pirko realiai per COVID-ą, kai čia galvoja daugelis žmonių, kad čia kainos kris. Kaip ir dabar daug kas galvoja, kad čia kainos kris. Nors ir projektas, dabar, sakykime, pats projekto statytojas bankrutavęs, iki 100% baigtumo, ta prasme, pačią registraciją reikės organizuotis patiems prisiduoti, bet žiūrint netgi kiek su įrengimu, sakykime, ir dabar, jisai kainuotų turbūt kiam procentų daugiau, nei kad buvo tada sumokėta, nors jo visokios pranašystės buvo, kad čia kris kainas ir visa kita, tai turbūt čia toksai... Čia galvat ir žiūrovom. Patvirtinimas, kad galvot savo galvą, savo nuojautą pasikliauti, nes tikrai daug būna ir tokių, kur
kažkam draugai patarė, kažkaip tėvai kažkam kažkaip patarė ir po to tos... Ekonomistai, analitikai patarė. Tai... Brokeriai patarė galų gale. Nes taip, buvo netgi mūsų žiūrovas, kur, sakykime, paskambino, jums irgi minėjau, kur žiūrimus ir panašiai. Pasiklausė dėl vieno projekto, sako, blemba, rytoj turėti notarinį pasirašinėti ir net nežinau, kaip čia ką daryti, kažkaip galvoju, sudvėjojau, gal čia blogas sprendimas, tai aš kažkaip padrasnau, kad tas sprendimas geras ir iš tikrųjų ten geras sprendimas, gerą butą už gerą kainą perka. Bet taip kaip pagalvoju, galėjo paskambinti kažkokiam galbūt brokeriui ar ten kažkam. Kur turi du objektus, vieną kokį sodos sklypą ir kitą. Ir galvoja, čia klientas mano gali būti, jisai nenupirks to, aš jam padėsiu kažką kitą surasti ir ne, čia blogai, aš tau surasiu, turiu N pasiūlyti ir tikėtina, kai žinai, žmogus esi pasimetęs ir tu nežinai, ką tu daryti iš tikrųjų, ir pirkti ar nepirkti, labai lengva jį papūsti į vieną ar į kitą pusę. Tai Realiai tų skambučių tai tikrai daug būna iš klientų, svarbiausia, kad jau būna rezervavę, sumokėjo avans ir tada skambina. Ką daryti? Ar čia tikrai geras dylas? Tai pavyzdys, mūsų kolega, pamenat, 2 kartus jisai jau buvo preliminarį sutartį pasirašęs, gavęs avansą ir dabar 3 kartą pardavinėja. Kur klientai atšaukė? Taip, kur klientai. Kažko neišneša, galvoja, apie ką čia šnekam? Simonas. Tai ką jis pardavė? Nesakysiu, gal būtų būtent kurio. Bet kur buvo vieną kartą rezervavęs, po mėnesio žmonės nutraukė kažkodėl tai. Antrą kartą rezervavo jau. Man atrodo, gal vieni finansavimo negavo, ar ten kažkas tokio. Galbūt. O kiti, man atrodo, gal savo iniciatyvą. Tai... Jo, nes ten nuo savom lėšom pirkimas netgi turėjo būti, man atrodo, ir ten tiesiog. Nors ten, kaip pasižiūrė, šiaip ten geras dylas. Geras daiktas, likvidus objektas, ten nežinau, ar investicija, ar savo ten žmonės mintimi pirko. Bet, tiesiog svarbu klausyti, kas kalba ir kas tą pasako dalyką. Gal reikia išgirsti tiesiog ne vieną nuomonę, kartais ir viskas susirinkti. Nes pavyzdys Vajustojo per COVID pirko, o kitas pavyzdys Arūnas per karą pirko, realiai, ne? Tai aš per COVID irgi pirko. Pas jie abu pirkimai ant raudonos linijos. Bet palauko, ne per karą pirkai vieną būtų? Ne. Aš tik neperku būtų. Ne, tai aš irgi pirkau aš buvau rezervavęs 19 metų gruodį ir notarinė turėjo būti 20 metų kažkur kovo balandį. Tai prasidėjo COVID'as. Ir įsirenginėjai, man atrodo, irgi dar prieš notarinę. Jo, aš irgi įsirenginėjau. Ten, kadangi statė vystytojas, tai aš susiderinau su vystytoju, kad jie man ir pilną įrengimą padarytų. Tai kadangi aš tai susiderinau, tai tiesiog tie darbai visi prasidėjo anksčiau, mane tas tenkino. Bet, aišku, buvo tam tikro tokio, ką žinau, nerimo, kad... Čia COVID'as, kaip čia dabar tada bus su finansavimu, nes ten tada bankai irgi kažkaip labai greitai sugriežtino tą finansavimą. Bet, ką žinau, kažkaip ne... Nusipirkau ir šiaip tai realiai aš labai džiaugiuosi, kad nusipirkau, nes tai atrodo tiesiog buvo labai geras sprendimas ir viskas. Bet šiaip tavo kitas sprendimas, manau, rizikingesnis buvo, kur neseniai pirkiniai turėjai. Tai aš ir nesupratau. Tai ne per karą, tai jisai... Pačiam palūko. Tai dabar vyksta karas. Karo įkarštį vyksta, tai parduok ir tu tada būtų. Dabar kainos kosminės, ne? Daug žmonių sako, kad jau jos turi krist. Dar vyksta karas ir tu perki tam pike būtą realiai, ne? Ir palūkanos kyla. Ir palūkanos dar užkilusios. Ir tu dar esi brokeris patyręs, ne? Ir jisai dar kai rezervavo. Pakomentuok žmonėm, kodėl tu tokį sprendimą. Ir jis kai rezervavo, taigi dar palūkanos buvo dvigubai Euriboras žemesnis nei tu tada, kai rezervavai. Jau čia 2% tikrai nesekė. Manau, kad. Ne, tikrai nesekė. Jau gali būti, kad ir kokio dar 1% nesekė. Tai, bet, kaip pasakyti, nutiko gyvenimiška situacija, tiesiog reikėjo didesnio būsto ir... Tai sakau, tiesiog dėlioju veiksmus, aš tai net negalvojau, kad karas, ne karas, kas čia bus, tiesiog žiūri, kad tu tą daiktą nupirktum, nes tau reikia ir tu jį žiūri, kad perki ne 2 metam, ten žinai, kad kažkur čia sulaviruota, čia po to aš parduosiu brangiau ar neparduosiu, aš nežinau, žiūriu, kad perku turbūt minimum 5 metam, nes ir tam ankstesniam bute
pragyvenau 4 metus beveik, tai, nu, tas laikas va taip prabėgo. Tarsi metu net, žinai, nespėjai jo skaičiuoti. Tai aš manau, kad jo, aš pirkau, kai visi čia sklamė, kad jau čia kainos tikrai jau nebekils, jau jos čia gal tikėtina, kad kris. Mesgi metų pradžioj savo prognozės skelbėm, ar ne, kad ten bus 5-7 procentų kritimas, berods. Kuriais metais? Šiais. Ne, Mesgi darėm prognozę. Aš tai sakiau tikrai. Mes sakėm apie kilimą plus 5 procentų, man atrodo. Sakai? Man galėsim pažiūrėti. Kritimas gal iki 5. Atsisuksim laidą, bet čia bus gruodžio mėnesį ir tada mes matysim vėl, kas laimėjo. Bet esmė, kad, nu, toks, žinai, kur yra ant rizikos, bet aš žiūriu, kad, nu, perku ilgam laikui, perku savo reikmėm, tai, nu, kaip pasakyti, koks skirtumas. Ta prasme, aš manau, kad jeigu čia bus kažkoks kritimas, nu, kuo aš turbūt labai netikiu, ten per 5-7 metus, nu, tos kainos jos grįž ne tik tais į tą patį lygmenį, bet manau, jos turbūt tikrai didesnis. Tai dabar realiai, va, žmonėm, kurie sėdi ir galvoja, pirkt, laukia kainų kritimo, tu gali kamerą pasakyti, ką tu manai? Tai žinai, klausimas, ko jie, Tai kokiu tikslu jūs perkat tą objektą. Ne, nu, tai iš esmės, ar jūs perkat savo gyvenimui. Ir, pavyzdžiui, ar man, pas mane buvo mintis galbūt savo turimą butą, nežinau, išnuomot ir eiti nuomotis kuriam laiku, nes galbūt, nu, tuo momentu tiesiog nemačiau tinkamų variantų rinkui. Bet kitų pagalvoju eiti ir mokėti kažkam nuomą, kur to labiau... Kuri dabar ir pabrango vėl. Bet man tai yra tas mokėti nuomą, nu taip, tu tiesiog kažkam atiduodi pinigus, bet yra kitas niuansas, būnant nuomininku, tu neturėsi interjero tokio, kokio tu nori, ta prasme, jisai nebus pagal tave įrengtas, jisai nebus turbūt tokiam lygmenį, kaip tu nori galbūt įrengtas. Ir, nežinau, tu norėsi kažką pasikoreguoti ten pagal save, nu... Turėsi kiekvieną leidimą gauti. Arba tau tiesiog automatiškai nekils ranka kažko ten daryti. Kitas klausimas, jeigu dabar žinotum, kad palūkanos tokios kaip šiandieną, ar pirktum dabar? Jo, būtent tą patį turtą, tą pačią sumą visą. Pirkčiau. Ir kad žinotum, kad jau nebeturi šito darbo. Okay. Gerai, čia paprovokavau. Žiauriai paprovokavo. Jo, tai okei. Nu, moderatorių, kas toliau? Tai kaip ir tą temą, kurią norėjau paklausti, mes į viduriuką biškelį perstumėm, tai kaip ir nebeturiu ką paklausti. Iš tikrųjų, nebeturiu ką paklausti. Apie nuomą kažkiek paminėjom, ar ne, kad jo, iš esmės jo tikrai labai aktyviai su pardavimais. Aš dar ką dėl tos nuomos, ne, kaip aš jums irgi minėjau, kad jūs čia sakat ruduo, viskas tvarkoj, visada būna tas pikas, ne? Bet nuomininkų yra padaugėjusi dar dėl to, nes kiti negali išmokėti dabar esančių palūkanų, euriborų ir jie eina nuomotis būstų. Jie tiesiog negauna finansavimą. Jo, jie negauna, gal ir finansavimą gauna, bet ką aš dar išgirdau iš kai kurių porų, kad jie sako, mums tiesiog per daug būtų atiduot bankui ten 700-800 eurų ir jie neišgalėtų. Tai jie eina nuomoja už 500 eurų, pavyzdžiui, būtų ir viskas. Ir okay, nu tai jų toks pasirinkimas. Tai aš tai čia nematau logikos realiai šitokiams sprendimams. Aš irgi nematau. Bet čia gal kitoje temoje išsiplėsim. Gerai, nes šiaip mėgsti jo štikėti, bet dabar jau gal vis tiek laidai pabaigai. Nu, sakai, kitą kartą centrą sėsi, ne? Nu, kai sėdėsi centre, nes centre dažniausiai daugiausiai žmogus kalba. Tai šiuo atveju aš daugiausiai kalbu. Gerai, tai... Tai ką, pabaigiant, dėl nuomos ne tik, kad ruduo ir aktyvumas, bet dar yra prisidėjusių nemažai porų, kurios neišgali išmokėti palūkanų ir dar padidino tą... Arba nuomos. Turi neteisingą suvokimą. Nu, man atrodo, dar yra... Bet tu nepyka, Arūnai, nepyka, tai tikrai neturi išmokėti. Aš tiesiog pamenu, kai mes darėm skaičiavimą, kuris, aišku, dabar yra stipriai pasikeitęs. Taip, ten netinka. Aš manau, kad vis tiek yra, nu, jeigu dabartinę momentą tu mokėsi už nuomą ten 100 eurų pigiau, bet nei paskolos, nu, ar ten 200 eurų pigiau, bet tu turėsi savo butą ir tuos 200 eurų, kuriuos tu mokėsi brangiau, tu dengsi savo įsipareigojimą, tarsi mažinsi paskolą,
Tai aš tiesiog nematau, nu, ta prasme, jeigu tu gali. Aš manau, kad tie, kurie labiausiai iššaukia ten prieš kokius metus, 2, kad neapsimoka pirkti, čia toj kainos nukris ir panašiai, laukim, kol kainos nukris. Tai jo, kaip ir šnekėjom, per tą laiką kainos pakilo ten 30-40%, o laukia pakritimo, kuris gali būti iki 5-7 gal procentų. Gerai, 10%, bet tai keičia. Bet jo, tai keičia tą, sakykim, kad jo, galbūt ir sulauktų kažkuriems objektams, ne visiems, kai kažkurie objektai galėtų pakristi ten iki 10, jeigu procentų, bet jisai šiai dienai tikėtina, kad paskolos nebegauna. Tai ką ir minėjau, kad nereikia džiaugtis ir laukti, kol tos kainos pakris, nes tam pakritimui turės būti tam tikros sąlygos. Tai tos sąlygos dabar ir yra, kad palūkanos yra pakilę ir jie nebegali pasiskolinti, aktyvumas sumažėjęs. Gal ir gerai, gal jie nebūtų galėję išsimokėti to. Taip. Nors, aišku, žinai, bankai įvertino ir tada jau skaičiuodavo ten su 5%, tą, žinai, maksimalią ribą. Taip. Kad įvertinti, ar tas klientas galėtų išsimokėti. Aišku, dabar jau yra daugiau pakilę, iš esmės, bendros tos palūkanos, ne? Bet... Tai aš manau, mes gausim bet kokiu atveju klausimą komentaruose, kad mums yra naudinga, kad žmonės pirktų. Tai aš iškart mes gal ir atsakysim į šitą klausimą, nes visada yra tas klausimas, kad mes visus skatinam pirkti ir mums tai naudinga. Mums tai nėra naudinga, nes mums naudingiau yra, kad savininkai neparsiduotų ir jų būtų nieks nepirktų ir tada mes daugiau darbo turėtumėm, nes į mus daugiau žmonių kreiptųsi, kurie norėtų parduoti ir patys negalėtų. Aš ką pastebėjau, kad ir pas mus, ir pas kolegas objektų krepšelis žiauriai yra padidėjęs, objektus labai lengva pasimti, ta prasme, nes savininkai patys neparduoda, buvo su kažkokiu svajonių kainom išėję, dabar išeina su brokeriu ir jau su kažkokia arčiau realybės kaina, bet dar vis tiek už tuose lūkesčiuose kai kurie gyvena ir vis tiek tie objektai, kai kurie užsistovi, bet, aišku, ne visas. Kaip čia turbūt replika, kaip be būtų geriem brokeriam, nėra blogo laiko. Jo, to laiko nėra blogo. Bet jau čia nesireklamuoja. Didžiausia krizė, tai ir dar kitas momentas, ir taip pat nėra naudingas kažkoks kainų kilimas, kai visi ten irgi komentuoja, kad čia jiem tai... Visi įsivaizduoja, kad tuos aukcionus, pavyzdžiui, mums daryti žiauriai faina. Man tai belia kiek streso kainuoja. Jeigu pakeli 10 tūkstančių... Bet jūs nejaučiat, mes kažkaip čia išsiliejam šitą laidoje dabar, ne? Seniai buvom susitikę. Tai kažkaip nesąmonė. Man atrodo, mes išsiliejam. Kažkodėl atrodo pikti išsiliejam. Čia tu gal išsiliejamas? Išsilieja žiūrovai komentaruose, man atrodo. Ja. Tai gerai, turbūt galim užbaigti. Tikėtina, kad sugrįšim, nežadam, bet tikėtina, kad rugsėjai labiau realu, kad žinau, kad išvyka laukia. Laukia. Tai jo, turbūt grįšim labiau jau rugsėjai, kažkas arčiau mokslo metų turbūt, jo, rudeniop, matysim, kaip čia ta situacija visa vyksta. Bet rezimuojant situaciją, yra normali, aš skaičiau rinkoje visiškai. Jeigu pernai vasara būtų aktyvesnė, tai sakyčiau, kad nenormali, bet pernai vasara jau buvo, sakau, man tai praktiškai tokia pati. Pernai vasara dar net kartais blogesnė buvo. Statistika, žiūrėk, paimam, ne? Gerai, su statistikom tiek, tai ačiū žiūrovams, nepamirškit komentuoti, laikinti ir mūsų prenumeruoti. Tai... Aš anksčiau nežinojau, kad jeigu daug surenkam laikų, mus daugiau žmonių pamato, ne? Taip, susitiksim. Tai esmė kokia, kad mes teikiam jums visiškai nemokamą turinį, mes neprašom jūsų pinigų už tai, kaip ten kiti platformas viskas teigia ir panašiai. Šiaip gal ir atnaujinsim kalbėjimą. Mums esmė, paspauskit laiką, parašykit, kad faina buvo ir laukit, sugrįšim. Iki, geros vasaros.